Sveiki atvykę į Čepukį. Kviečiame jūs apsižvalgymui rudeniniam, galima būtų sakyti. Aišku, tas oras turbūt beveik geresnis negu vasara buvo. Tai ką galim dabar jau papasakoti. Šiek tiek, kadangi nelabai turiu daug patirties, vis dar, kaip sakant, neturiu daug patirties su augalais, visą laiką juos persodinu dėl to, kad kai matau vaizdą, norėčiau matyti vaizdą, kad man patiktų tas vaizdas ir kaip augalai pavieniai man patinka, bet, pavyzdžiui, tas bendras vaizdas nepatinka, ypač, pavyzdžiui, sėdint dabar ant mūsų tokios išmylėtos, išturėtos terasos. Tai, žodžiu, va, galėsim nueiti, pažiūrėti, papasakosiu apie tos augalus, tikrai, nežinau, man jie labai faini ir vis tiek būna fainiau, kai juos matai visus arba kažkaip tai susidėlioji, kad matytum. Tai čia to perkosimo nemažai įvyko, čia pasiderinom šiek tiek su tais vienmečiais augalais. Bandžiau kaip su viržiais, kadangi viržiai šiaip jiems reikia rūgščios žemės, tai pasodinau pagrindiniam gėlynę jau nežinau kiek nuo pat pradžių ir jie porą metų taip kaip merdė ir po to atsigavo. Aš nežinau, gal jie užrūgštino žemę ar kaip atsitiko, bet tą žemės nieko neperkasiau, tiesiog patys viržiai atsigavo ir tapo dar gražesni negu buvo pradžioje. Ir su rododendrais tas pats nepavyko, tai vienas biški pamirė, kitas atsigavo, nes šiais metais padidinau, tiesiog perkasiau ir įdėjau daug rūgščios žemės. Na ir daug dalykų čia perkasiam, tai čia turbūt esu dėkinga Alionai, šiais metais galiu va taip biški pasipuoš labiau ir patinginiaut kartais, nes tikrai Aliona mūsų padarė labai daug darbų, tokių, kaip sakau, fizinių juodų darbų, kur tikrai kartais patingi, jau nebenori, biški nori kažką tai kitko paveikti, tai vat. Tai tikrai turime šiais metais pagalbos, dėl ko aš labai džiaugiuosi. Tai mano išmylėtos rožės, kurių aš papildomai labai ten ypatingai netręšiu, nors jos mėgsta tos visus tręšimus, tai tiesiog kažkokių granulyčių nusiperku, dar kažko nusiperku ir arba palaistau, arba tiesiog pridedu pasižiūriu ir orų prognozę, pavyzdžiui, lyja ir aš tiesiog prie šaknų primetu tų dalykų, kad ištirptų. Ką rožės mėgsta, tai mėgsta būti genimos. Tai vat tokius dalykus reikia daryti gana dažnai ir tada jau nes visos praktiškai rožės kiekvienais metais aš jas nuskabau, taip normaliai. Kai kurios, pavyzdžiui, praeitais metais netiko mano apdengimo būdas, nes manau, kad jos perkaito šį kartą dėl to, kad buvo per gerai, per šiltai izoliuotos ir jos tiesiog sušuto perkaito. Tai labai daug rožių teko nukirpti praktiškai iki pat žemės ir jos ataugo dar didesnės iš tikrųjų. Ir viena ar dvi neatsigavo iš tikrųjų. Bet jau jos ir prieš tai buvo tokios. Ir aišku, būtinai purškimas nuo amarų. Koksai žiogas. Nelabai man tiek andžiulkas. Tai va, tai svirplys ar žiogas? Žiogas žalias, svirplys rudas, ne? Nu tai žiogas. Tai gerai, tai tada... labai man patinka, kai kurios yra kvepiančios, kai kurios ne. Bet labai patinka va šitų žiedai. Jie tokie, nežinau. Kaip čia pavadinti. Čia tokie kaip klasikinio, čia tokie persidengiantis, labai faini. Čia tokie geltona, irgi žiauriai daug pumpurų išleido ir vat, kadangi ši vasara buvo tokia ganėtinai vėsi, tai tik vasaros pradžioje, kadangi pavasaris buvo šiltas, buvo labai daug amarų, tada per visą vasarą jų beveik nebuvo. Ir dabar va vėl pradėjo, nes oras iškart pagerėjo, tai aš iš karto savo, dar stovi purškiklis, kaip sakant, prisimakalavau visokių dalykų ir užpurškiau. Ir tie dalykai yra kitos tokie milteliai. Tada yra nimazalis, irgi toksai kaip skystis, tai aš pirkau 500 ml už 57 eurus. Tai tikrai manyčiau normali kaina, nes pakankamai didelio, 500 ml užtenka labai ilgam. Matot, va, netgi čia yra žembraškės, ten yra braškės, prileido labai daug ūglių, tai šitos jau mes kirpsim, nebent jeigu norit pas mus atvykti į svečius ir pasirinkti patys. Prašom, pasisodinsit, turės kitiem metam, tai tikrai ir skanios, ir didelės jos, bet vis tiek man braškės skaniau ir šiaip tos gigantel, ar kaip jos tikrai didžiulės skanios braškės. Tai čia yra tos dekoratyvinės vyšnios. Irgi buvau skeptiška pradžioje, bet po to labai patiko, tai čia irgi su persodinimu jau, kai biški joms nepatinka tas dalykas, bet aš netgi, pavyzdžiui, kreivą medelį, arba va tokius, kuriuos čia mūsų nusikaltėlė morka yra, nukandus vieną, numetė draugai pagalį ir morką nukanda bežaisdama, kitas irgi ten kažkas atsitiko, su trimeriu dirbo, man atrodo, irgi nukalė, o šitas nulūžusi galas, tai mes įmetėm į žemę, tą nulūžusi galą ir jisai kaip ir kažką tai lyg išleido, bet gali būti, kad ir jau jam endoken. Tai dabar ką padarysiu, nukirpsiu irgi kitos vietos ir žiūrėsiu, ar atsigaus ar ne. Šitie manėtina, kad atsigaus tikrai. Na ir tada vėl rasim persodinsim. Čia buvo mūsų komposto dėžė, taip kažkaip negražiai atrodė, tai mes perkeliam
į geresnę vietą, tai dabar tie tokie augaliukai. O kodėl man patinka jos, nes va, mato, tai yra žalias augalas, dekoratyvinės vyšnios. Čia mano nauja tatuiruotė, nežiūrėkit, niekaip neatsiplauna, su dukra pasidarėm. Tas prilimpančias, žodžiu, labai gražios, jos aišku yra kietos, visiškai nevalgomas. Tada pats augaliukas toks įdomus, rudenį pakeičia spalvą į tokią kaip raudoną, jau matosi vienas augaliukas, o po to pavasarį irgi taip ryškiai rožinė gražia spalva žydi. Labai labai patiko man. Šitas gėlynas dar toksai nėra numylėtas per daug, tai sakyčiau tik tais tos galinės dalis geros, o čia dar turiu suprasti, kaip viskas vyksta. Va, matau, ir rožė viena prigijo, kita ne, tai galbūt kitais metais. Labai, kaip sakau, neskubu niekada rauti gėlių arba augalų, kurie panašu, kad kažkas jiems atsitiko, nes labai yra didelė tikimybė, kad jie kitais metais atsigaus. Tai pavyzdžiui, hortenzijos pas mane visos pirmus metus pasodintos, kad ir kada jos man buvo praktiškai visos padovanotos, iš karto nudžiūsta, kaip tikrai to žodžio prasme nudžiūsta. Ir tada kitais metais jos puikiai atželia ir kaip matote, viena hortenzija irgi buvo nudžiūvus ir antra rožinė, ten to tokia, iš vis tokia kaip candy cotton spalva, ar kaip čia, nežinau, pavadinti saldainiukų. Ir tada dar viena yra tokia su violetiniu labai graži. O viržius, va, būtinai irgi pasižiūrėkit, nu man tai jie fantastiniai, nežinau, ir jie visiškai 3 metus merdėjo, o dabar tapo tokie gražuoliai. Kas dar? Nu, kai, va, kai kurie iš vis vienmečiai pasodinu, persodinu ir puikiai viskas pasidžiaugiu ir kitais metais nebereikia. Ir mano gėlynas samanoja, aš tų samanų specialiai nenaikinu. Nežinau, kas bus, bet aš norėčiau, kad taip ir liktų. Man tai yra labai iš tikrųjų gražu tas paklotas. Ar tai turės kažkokią įtaką kitiems augalams, neįsivaizduoju. Matysim, turės, kažką spręsim. Va, čia vėlgi rožės, šitos dvi labai tokios kažkokios jautrios ir šiaip užknisa biški jos, nes ne jos man labai gražios ir jos viskam labai jautrios ir iš karto džiūsta. Ir tos kitos yra tos mažažiedės. Irgi labai jautrios, labai greitai nužydė, tai reikia dažnai karpyti ir labai mėgsta marajas. Tai va šitos 5 rožės yra tokios jautresnės. Nu, ežiuolės, kaip matot, irgi pačios dauginasi, tai palieku, aišku, labai aukštai gaunasi šitoj vietoj ir kaip ir nesimato kitur, bet kažkaip kaip kitur sėdi liktais, viskas ok, tai nieko nedarysiu šiuo atveju. Išnaikinom, bandėm iškasti, tiksliau Barintas buvo išsinomavęs šitą, kaip jisai, ekskavatoriuką. Ir bandė čia sutvarkyti, tai ta idėja lieka, viskas ok, aš kaip ir jau dabar sugalvau, ko aš čia noriu, nes iki šiol to nežinau, tai tiesiog reikės viską iškasti ir vėl po to uždėti. Nu taip jau būna, tas procesas yra toksai, kai nežinai, ko nori dažnai arba bandai kažką, tai gali tekti perdaryti tuos dalykus. Ir va ten, kaip matote, tie visi augalai, lanksvos ir taip toliau, diemedis ten gale yra, tai tikrai labai patinka man tas galas, toks gerulis, rudeninis galas, kaip sakau. Čia turėjome augaliukų, viską iškasėm, nes tiesiog jų čia nereikia, čia galima tai paprastai palikti. Smėlis, kadangi labai nešasi į namus, tai planuojam galbūt grunto sluoksnį užvežti ir tiesiog užleisti čia veją pievą dar kažką tai, nes nu, labai nešasi į namus žiauriai. Ir taip tie šunys, vaikai ir visi eina, ratais eina, tai nu, mėgstu, kai grindys švarios būna, kad ir tam kaime, tai vat, norėtųsi šiek tiek, kad būtų švariau. Čia buvo mūsų gimtadienio vinis. Tai tiesiog buvo kalnas smėlio atvežtas vietoj kažkokių žaislų giriui. Dėl to, kad nu, jam kiekvieną dieną jisai čia žaidžia. Vakar padariau nuotrauką, jisai čia pats nueina. Pasileidžia vandenį ir daro upę. Kaip matot, upė. Čia yra jo pačio įstatyti visi žaisliukai ir ten upė ta teka toliau. Nu, tai žodžiu, taip naudojasi vanduo, bet nu, žmogui žiauriai faina, žiauriai linksmai. Jisai čia kaifuoja taip darydamas. Kas dar, va, putų patranką irgi leidom nuomą, jeigu mato, tai yra numeris, galite paskambinti, išsinuomoti dar rudeniui arba sezonai. Viską nuomojam, ilgai laikosi. Nu ir visi augalai. Tai šiais metais dėl tų visų šalnų aš kažkaip nieko nedariau, nedengiau augalų. Tai automatiškai turim mažiau, bet šiek tiek aviečių turim, šilauogių nemažai nuskynėm. Bet tikrai nėra labai to didelio kiekio. Tai tikrai nepersistengiau su ta priežiūra, aš labai taip kažkaip natūraliai tą dalyką žiūriu, jeigu taip atsitiko, nieko čia tokio, kitais metais bus, šiais metais augalai patys tegul susitvarko savo reikalus. Nu ir viskas, ir obuolių šiek tiek yra, va, kriaušę, pirmą kartą kriaušę turiu ir kas įdomiausia, persikai. Ir nektarinai patys medeliai atsigavo, nes jie buvo tokie irgi merdintis, galvoju, kad jas rauti reiks lauk. Bet šiais metais atsigavo, tai galbūt dėl tų priemonių, kurias naudoju, tos fungicidą, nes niekada nenaudojau, bet jis tas ekologiškai žemdirbystė tinkamas.
Tai niekada nesuprantis labai gerai veikia ar nelabai gerai veikia, bet panašu, kad veikia. Tai va, tai dabar va čia prisodinom, išlyginom, žodžiu, tame, kad matot, visi augalai praktiškai yra žali, ten tas juodas jisai atsigaus vėliau, arba ne, bet tikėtina, kad atsigaus, tai dėl to, kad mes ne visai laiku persodinom, bet tiesiog man nervina ir aš noriu persinti, aš suprantu, kad tas augalas tam kartai bus negerai jam, o vėliau jisai atsigaus. Arba ne, gyvenimas. Jo, stebėtina, kad jie atsigauna pas mane, nežinau, kodėl taip nuvyksta. Gal šiaip aš jas natūraliai myliu, bet iš tikrųjų nemyliu, bet to pačiu myliu ir leidžiu jiems savo reikalus daryti. Tai va, tai obuolių matote, kiek yra visokių, kai kurie yra, kai kurie ne, kai kurie, kurių nebuvo praeitais metais, šiais yra ir atvirkščiai, ir va, matot, visi tie persikai nektarinai puikiai atrodo nuostabiai, nes iš tikrųjų dar nėra tai buvę pas mane, kad jie apskritai taip atrodytų. Na, yra kelios laisvos vietos, tai čia dar sugalvosiu, ką daryti. Turime keletą lazdyno riešutėlių. Tai, man atrodo, čia tie saldieji bus rožiniai, tai bet jie dar nesunokia. Tai va, bet jie labai gražiai, man atrodo, jau toj gal ir sunoks. Labai gražiai, jau gal ir pernoko, kas čia dabar jam įvyko. Tai va, taip va irgi ir mokais, nežinau. Tai va, labai fainiai atrodo man tas reikalas. Jo, bet, pavyzdžiui, slyvą šiais metais iš to savo labai skanios slyvos turėjau tik vienintelį slyvos vienetą, kurį suvalgiau, nes nieks nemėgsta. Man labai patinka. Ir vieną tokią specifinį dalyką, kas yra mano sode, yra tai, kad aš nemėgstu jokių miltinių vaisių. Ir iš tiesų miltinių tai turiu omeny kaip kandi ir tas miltiškumas yra. Ten galima laikyti ilgai, negalima, man tai neturi reikšmės. Tiesiog kiekvienas žmogus turi savo tokius specifinius dalykus, kurie tiesiog jam yra svarbus. Tai man labai svarbu yra ir mano kriterijus perkant augalus susidara, kad tik nebūtų miltinis augalas. Negaliu, nei slyvos būna tos tokios miltingos, nei kriaušės būna, man viskas trašku, kieta, sultinga, ir iš karto labai gerai, o tie visi miltingi, negaliu pakęsti aš jų tiesiog. Negaliu pakęsti, ką dabar darysi. Atsiprašau, kad taip išsiplečiau apie savo neapykantą augalams. Gerai, einam toliau. Pamiršau sezono pabaigoje, kad bazilikų nesu pasidarius pesto, tai kadangi pačiam gale, tai va pasodinom, tai čia nežinau, rugpjūčio mėnesį pasodinom. Ir tada prasidėjo šilti orai ir pridygo ir viskas. O iš kur aš to sakau, aš net nežinau, iš kur. Neatsimenu žodžiu, bet esmė, kad prasodinom ir žiūriu, kad, iš sėklos, tai turbūt rugpjūčio pradžioje bus. Ten yra šitie pankoliai. Tai norėjau irgi, reikia prisiskinti ir išdžiovinti ir sumalti, nežiauriai geras prieskonis, tai tą dar padarysiu, nors reikėjo daryti anksčiau. Susodinau, matau tikrai per tankiai, išgyvensim. Čia jau viską išroviau, padariau, tai kitais metais labai patiko, čia dar pačios išrausim ir išdžiovinsiu kalendrų sėklas, labai patinka, nes labai sunku parduotuvėse rasti, darau tokį labai fainą kvietinių kruopų košės receptą ir jame visą laiką džiovintų kalendrų sėklų. Būtent sėklų ir jas pačiam sustrinti reikia, tada, skanesnė būna. Tai skanesnės būna, tai pati tą padarau visada. Šičia, tai žinot, kai būna parduotuvėse, nusiperki vazonėlėje šitos žolelės. Tai čia yra vazonėlėje nupirktus žolelės, tai yra laiškiniai česnakai ir jos yra suvalgytos ir tada, kai yra viskas nučiačkinta, aš pasodinau į žemę. tą patį vazonėlį pasodinau į žemę, be vazonėlio, aišku, tik pačią tą žemę ir ataugo, lygiai tas pats su krapais. Pavyzdžiui, blemba, reikia krapų, jau vasarai galą, nebeišauginsiu, tai va taip ir padariau. Ir petražolė tas pats, nes patingėjau, pamiršau su krapais, su petražolė. Ir žodžiu, va, jos man iš tų vazonėlių išaugo, grinai tiesiog iš pardės nusiperki, sunaudoji ir tada vazonėlį pasodini ir prašom. Tai žiauriai fainas dalykas. Čia tas visas žolės nekreipkite dėmesio, ką nors su jom padarysiu. Čia irgi jau toks, dar reikia sustvarkyti. Kaip sakant, dėl filmavimo tikrai labai stipriai nesistengiu, gyvenam taip, kaip gyvenam. Va čia mano pomidorčikai dėžėse noksta. Svogūnų, va, kiek turim savo, matau, kad paprikų nedalaisčiau, tai va dalaistis reikės prilaistyti papildomai. Čia lietus lyjo, tiulė su vaikais važiavam, tai greitai įvarėm ir nebeišvarėm. Va, padovanojo dar kokį fainą daiktą. Žmonės dovanoja tokius dalykus šiais laikais. Koks yra, kaip faina. Kažkam reikia, kažkam nereikia. Manau, kad faina labai yra, kai
nu tikrai žmonėm kažkam reikia, o kitam nereikia. Ir kai tu gali tuo dalyku pakomunikuoti ir pasidalinti. Čia jau nieko nebėra. Buvo agurkų krūva, tai labai daug prisimarinavau agurkų. Raugintų nemėgsta šeimyną, va tik vietrą vieną kitą pavalgo šitas gyrius, tai galvoju, ten dėl 5 agurkų tikrai nesistengsiu. Tai parauginau porą kartų, jie pavalgė ir užteko, tai visą kitą sumarinavau, su actas, druska, cukrus iš esmės. Galėsiu santykį pasakyti. Nesureikšminu per daug to proceso, svarbu, kad būtų sūrų, rūgštų ir saldų vienu metu. Ir vienam žmogui tas santykis yra vienoks, kitam žmogui kitoks, aš dar bandau, nes tikrai nesu kažkokia marinavimo specialistė ir daug praktikos turinti, tai jeigu turite savo kažkokių įdomių receptų, būtų labai įdomu sužinoti. Na ir mūsų išmylėta terasa, kuri jau eina į, kaip sakant, iki gimtadienio padarėm visą bazę. Čia toks buvo kaip kabėjo, kad nedaryti dar vieno laipto, tai tiesiog smėlio privežėm ir padarėm. Tai čia man nudažė šituos, kad dabaigti šitą galą ir tada darysim tą stogelį, kuris yra su apsauga nuo saulės ir aišku, nuo lietaus ir taip toliau, nes sėdint ten tikrai būna kartais karšta ir šiaip smagu terasoje išeiti pasėdėti, nes ir pavasarį būna ankstyvi ir ruduo būna ilgas, tai taip, kaip sakant, tą dalyką dar darysime. Ir fainiausias dalykas šitos terasos, tai man tikrai yra, kad nėra aukštai, nors šitoj vietoje mes netekome daug aukščio irgi. Jie vietoj to, kad būtų ant žemės ir būtų aukštesnis stogas, bet būtent šitie laiptai man ir atrodo, kad labai fainas ir smagus dalykas. Čia turbūt kiekvienas žmogus sprendžia pagal save, tai aš tikrai džiaugiuosi, kad mes nusprendėm taip padaryti, kad mažiau gal stogo to jaukumo, daugiau ir taip toliau. Nu šunės. Bet už tai netenki to aukščio, bet už tai atsiranda tie laiptai, kuriuos barintojai sakė, kad daug ilgiau ir mačiau, kad daug ilgiau ir daug labiau knisosi darydamas juos. Tai bet labai fainai tos kampus padarė, čia visą užbaigimą, tai tikrai labai fainai ir labai smagu sėdėti būtent ant šitų dalių. Tai viskas, išorėje tiek.